Na, aš manau, kad kadangi teatras šiek tiek net ir gal glaudžiai turi sąsajų su mada, ypatingai tokia, šiek tiek aš mėgstu tą teatrališką madą, avangardinę, tai tikrai manau, kad teatre galima, kaip sakyti, paeksperimentuoti ir kūrybiškų tų kelių paieškoti. Tai aš manau, kad dėl to, kad yra tiesiog dar viena erdvė, kur galima kurti ne tik madoje, kaip tokiame lauke, tai teatras irgi, kadangi kaip vizualus menas, tai tikrai labai, labai daug galima pasakyti ir drabužiais. Dažniausiai tai aš dirbu su raktiniais žodžiais, ypatingai man patinka, kai tiesiog yra tokie raktiniai taškai, raktiniai žodžiai, nuo kurių aš tada eksperimentuot galiu pradėti. Tarkim, būtent iš Mahamajos dabar pusės, kad buvo raktiniai žodžiai tokie, kad tai yra toksai atsitiktinė tvarka sugeneruotas žmogaus avataras kompiuterinėme žaidime ir tai laisvalaikio rūbai, sportinis įvaizdis. Ir tada aš bandau iš tų raktinių žodžių ištraukti, kas man reikalinga drabužyje, spalva, linija, siluetas, kirpimas ir tada eksperimentuoju šitoje plotmėje. Vis dėlto pirmiausiai stengiuosi atsižvelgti, kokie yra tie raktiniai žodžiai, ką nubrėžia režisierius ir ką jis nori pateikti vizualiai. Vienas iš uždavinių buvo šiek tiek netikėtas ir netipiškas teatrui, kad personažai nebūtų personažų, kad jie niekaip netaptų kažkokie individualūs charakteriai arba 4 skirtingi personažai, tai tampa lyg visuma jų visų 4 ir labai yra svarbu, kad nepadaryti jų personažais kaip vienetais. Tai buvo irgi tikrai šiek tiek netipinis gal teatro aprangai, kad nekurti personažų, kai dažniausiai šiaip personažai kuriami yra kaip tik teatre ir juos išreikšti reikia, o va čia yra kaip tik atvirkščiai. Kad tai va tas stilius, jisai tampa toksai miksuotas, bet tai yra šiuolaikinio kasdieninė šiuolaikinė laisvalaikio apranga, sportinio tipo. Ir jinai yra tokia miksuota, nepadarant kažkokių tai personažų konkrečių, bet žaidžiant daugiau su spalva ir su linijomis. Tokį, kad labai daug dinamiškumo, nes pačioje pjesėje nėra nei personažų ir yra dinamiška ir ritmiška visa ta kalba jų ir tai lyg toksai tampa kaip tokia kalbos muzika, tai aš lygiai taip pat ir drabužyje daugiau dėliojau, kad tai vaizdas būtų dinamiškas, tiek iš spalvos, tiek iš linijų. Kad tai yra patirtis, tai toksai kaip ir, toksai nepasakyčiau, kad tai netipinis spektaklis, tai yra daugiau patirtis ir įėjimas į tą pasąmonės srautą, tai manau, kad tas netipiškumas pritraukia ir įdomu pasižiūrėti tokio tipo be tokių konkrečių personažų padarytą spektaklį, kuris leidžia kaip netgi ir hipnotizuoja šiek tiek žiūrovą, leidžia į tokią pasąmonės kelionę tiesiog nusikelti su spalvom, su ritmu, kurį sukuria aktoriai kalbėdami. Tuo pačiu jie kalba sakinius, kurie turi daug prasmės, bet tuo pačiu jie neprisiskiria tai savo kaip kažkokiam konkrečiam personažui. Tai manau, visa to tokia samplaika, tokia vizuali samplaika tų visų detalių, manau, būtų labai įdomu pasižiūrėti, kaip visa ta kelionė įvyksta.
nes čia tokia transcendentinė kelionė tampa į pasąmonę.